kada nėra kultūrai pinigų, jaunimui nėra pinigų, kada Lentvaryje yra bendrabučiai, bendrabutinio tipo namai, nors jie privatizuoti, bet ten gyvenimas antisanitarijos, kada ten reikia įsteigti administratoriaus etatą tik tiem namams, tam pinigų nėra. O šiandien steigiami politinio pasitikėjimo etatai. Kam jie reikalingi? Čia sudėjus kelis neįgaliosius proto bokštas nesigauna. Jei jau Trakų meras socialliberalas Edmundas Malukas nekreipia dėmesio į finansų ministro perspėjimus dėl socialinių išmokų, algų vėlavimo, tai lentvarietė žodžių ir girdėti nenori. Rašytojas Malukas tikina, kad patarėjas, 2 padėjėjai ir tarybos sekretorius padėtų griežčiau kontroliuoti statybas, palaikytų ryšius su verslininkais. Atkreipkime dėmesį, kad Malukas jau turi 2 pavaduotojus, bet klausimai apie papildomas išlaidas merui neįdomus, tik erzina. Tai merė neskaičiavot, kiek prireiks pinigų? Toliau kitas klausimas. Labai nuobodus klausimas. Trakus pradėjusių valdyti 5 partijų koaliciją dėl 4 postų įsteigimo apsisprendė be ilgų diskusijų. Numojo ranka į opozicijos kritiką, o gyventojų pareikalavo posėdėje neorganizuoti turgaus. Opozicija įsitikinusi, koalicija pritrūko postų, tad ir nusprendė išlaidauti. Juk jeigu juristų reikia, tai yra juridinis skyrius, tai mes ir steikim tą pareigybę, papildomai pridėkim. Meras iš pradžių sakęs, kad į naujus postus skirs teisininkus, vėliau pripažino, kad tikriausiai skirs tarybos narius. Tiesiog čia yra mero politinio pasitikėjimo tarnautojas ir tiek, aš pasilieku savo tokią teisę. Kompetencijos klausimas naujai valdžiai išties aktualus. Pavyzdžiui, mero pavaduotoja išrinkta Tvarkos ir Teisingumo partijos atstovė Irena Kalkienė baigė tik vidurinę mokyklą. Žmogus, kuris tik dabar studijuoja humanitarinius mokslus ir tai yra socialinį darbą, nemanau, kad tai būtų kompetentingas spręsti tas problemas šiandieninėje situacijoje. Trakų savivaldybė dar metų pradžioje sukrėtė korupcijos skandalas. Buvusio mero socialliberalo Vytauto Petkevičiaus ir administracijos direktoriaus Leonardo Karnylos veiklą dar tyrė prokurorai. Byla teismo nepasiekė. Reporteris Edgaras Kiškis, Trakai.